Sveiki, jūs esat kanale Matematika be streso ir šiandien mes kalbėsime apie šaknis iš trupmenos. Pradėkime. Viena pagrindinė taisyklė, kurią reikėtų išmokti šioje pamokoje, kad kubinė, kvadratinė, bet kokia šaknis iš trupmenos lygu tas pats, kas paimti kiekvieną skaičių į tą šaknį. Taigi, pabandykime tai išanalizuoti ir įrodyti. Pabandykime sužinoti tokį paprastą skaičių 3/4 padauginti iš 3/4. Tai yra 9, 16. Čia tik tai tam, kad suprasti, kokie skaičiai bus naudojami vėliau. Taigi kvadratinė šaknis iš 9/16 pas mus yra ta mūsų 3/4. Čia mes rodėme taip. O dabar pabandykime išspręsti kiekvieną skaičių atskirai. Taigi 9 kvadratinė šaknyje lygu 3. 16 kvadratinė šaknyje lygu 4. Taigi mes prieiname vėlgi prie to paties atsakymo, kuo ir rodome, kad šita formulė veikia nuostabiai ir puikiai. Judame toliau. Pabandykime dabar išspręsti šitą užduotį ir čia galime padaryti lygiai taip pat, įvesti 8 į kubinę šaknį, padalinti iš 125 kubinėje šaknyje. Ir 8 iš kubinės šaknies yra 2, o 125 yra 5. Na ir galime iki galo išspręsti šitą užduotį, tai bus 0,4. Pažiūrėkime į sprendimą, jeigu viskas vyktų atskirai. Čia mes matome, kad iš karto mes jau kaip ir prieėmė prie to paties ir išsprendėme. Reiškia, mūsų atsakymas irgi bus 2/5 ir 0,4. Vėlgi išsprendėme tokiu pačiu būdu. O dabar pažiūrėkime, kaip galime to pasinaudoti, sprendžiant sudėtingesnės trupmenas. Taigi, pirmoju atveju ir antroju viskas buvo kaip ir labai aišku. Šituo atveju mes negalime išvesti 24 iš kubinės šaknies, tačiau mes galime pasinaudoti prieš tai pamoką ir atsiminti, kad 24 galima išskaldyti kaip 4x6. Tas pats lieka apačioje. Taigi dabar, jeigu užrašytume dar detaliau, gautųsi taip. Ir čia mes jau matome, kad kubinė šaknis iš 6 padalinta iš kubinės šaknies iš 6 praktiškai vieną kitą atšaukia ir pas mus lieka kubinė šaknis iš 4. Štai koks labai gražus sprendimas. Kaip minėjau, sprendimas visą laiką turi būti gražus, nes tame yra matematikos grožis. Išspręskime dar vieną. Šituo atveju įveskime viską į kvadratinę šaknį, nes mes galime tai pasielgti, nes negalime išvesti atskirai šitų skaičių iš kvadratinės šaknies, tai pabandykime juos įvesti po kvadratinę šaknim ir išspręsti kitaip. Taigi dabar mes turime 150 padalinta iš 6, 150 padalinta iš 6 yra 25. Na ir kvadratinė šaknis iš 25 yra 5. Pažiūrėkite, koks gražus sprendimas. Matematika privalo būti graži. Pažiūrėkime į antrą trupmeną. Čia mes turime kubinę šaknį. Pabandykime irgi įvesti visą tai į kubinę šaknį. 48/2 padalinti iš 12. Na, čia galime arba iš karto jau padalinti, nes matome, kad 48 dalinasi iš 12. Gal taip ir pasielkime. 48 padalinti iš 12 yra 4. Ir nepamirštam, kad mes dar dauginam iš 2. Visas tai kubinė šaknį. Ir tai mes turim 8. O 8 išvedus iš kubinės šaknies yra 2. Vėlgi labai gražus sprendimas ir kadangi jis gražus, mes galime šiek tiek daugiau duoti šansų, kad jis bus teisingas. Na, pažiūrėkime ir paskutinį. Čia jau nebesigaus gražus atsakymas, bet bent jau pažiūrėkime, ką galime su tuo padaryti. Kvadratinė šaknis iš 28 niekaip neapskaičiuojama, tai bus iracionalus skaičius, todėl pagalvokime, ką mes dar galime padaryti. Pavyzdžiui, galėtume padauginti 4 iš 7. Nes 4 jau galime išvesti iš kvadratinės šaknies. Apačioje viskas paprasta, kvadratinė šaknis iš 16, teoriškai mes galime iš karto užrašyti jos atsakymą, tai yra 4. 4 yra kvadratinė šaknyje viršuje ir 7. Tai kvadratinė šaknis iš 4 yra 2, padalinti iš 4 ir nepamirštam kvadratinės šaknis 7 čia. 2 padalinti iš 4 tai yra 0,5 ir kvadratinė šaknis iš 7. Atsakymas irgi labai gražus, daug gražesnis toks negu toks. Na ir pereikime prie užduočių. Šita labai įdomi, pabandykime išspręsti, ji yra iš jūsų knygos. Tik viena lygybė yra neteisinga, kuri? Pabandykime jas išspręsti tol, kol nesurasime tos, kuri yra neteisinga. Paimkime pirmą A ir čia mes turime 4 padauginti iš kubinės šaknies 3/64. Nebandysime išspręsti kubinės šaknies, nes tai yra praktiškai neįmanoma, bet rezultate, jeigu mes kaip nors bandytume spręsti, mes turime prieiti prie šito rezultato. Jeigu mes prieiname prie jo, tai lygybė yra teisinga. Taigi pabandykime. Atsiminkime tokią taisyklę, kad 4 tai yra tas pats, kvadrate būtų kaip 16 arba kube
tai reiškia 4 × 4 × 4 yra 64. Tai va, atsiminkime šitą reikalą, nes mes ketvirtą mūsų paversim būtent kubinę šaknimi, nes mums reikia ją įvesti po kubinę šaknim, po bendrą kubinę šaknim. Užrašykime dabar mūsų gautą 64 kubiniai šaknyje, padauginti iš kubinės šaknies 3 padalinta iš 64. Įveskime visą tai į bendrą kubinę šaknį. Tai gausis 64 padauginti iš 3 ir padalinti iš 64. Ir tai gaunasi, kad 64 padalina iš 64 gaunasi 1 ir mūsų atsakymas kubinė šaknis iš 3. Ar atitiko mūsų rezultato? Taip, todėl ši lygybė yra teisinga. Reiškia, A lygybė yra teisinga, pabraukiam ją žalia spalva, kad atsiminti, kad ją jau išsprendėme, todėl judame prie B. Čia mes turim 20 padauginta iš kvadratinės šaknies 7/400. Tai va, galime įvesti 20 į kvadratinę šaknį, kvadratinė šaknis bus iš 400, tai va, padarykime būtent tai, padauginkime 400, padauginti iš 7/400 ir viskas tai kvadratinėse šaknyse, tai paėmėm kvadratinę šaknį bendrą, 400 padauginti iš 7 padalinti iš 400. Na ir vėl 400 vienas kitą atšaukia, lieka kvadratinė šaknis iš 7. Pažiūrėkime, kas buvo mūsų lygybėje, toks atsakymas ir buvo, todėl šis atsakymas yra irgi teisingas. Pabandykime išspręsti trečią. Čia mes turim 5 padauginti iš kubinės šaknies iš 4, tai reiškia 5 turime įvesti į kubinę šaknį. Kad įvesti į kubinę šaknį 5, reikia 5 × 5 × 5 padauginti ir visas tai bus kubinė šaknė ir tai bus lygu mūsų penketui, todėl padarykime tai 5 × 5 × 5 yra 125, taip kad padauginkim 125 kubinėje šaknyje, padauginti iš kubinės šaknies 4, gaunasi, kad kubinė šaknis iš 500. Ar tai atitinka mūsų lygybės sąlygai? Ne, nes čia mes turime visai kitokį skaičių, todėl šis variantas yra neteisinga lygybė, čia galime sustoti, nes mes praktiškai pasiekėme to, ko prašė mūsų šitos užduoties autoriai. Judame toliau. Šioje užduotyje jau atsiranda vėl geometrija ir, kaip jau minėjau anksčiau, geometrija dažnai buvo naudojama sprendžiant kai kurias užduotis ir mes taip pat padarysime, todėl aš nupiešiau 2 kvadratus, kurie atstovaus pirmai užduočiai. Pirmo kvadrato plotas yra lygus 2 cm kvadrate, o antro 28. Kiek kartų pirmo kvadrato kraštinė yra trumpesnė už antrą kvadratą kraštinę? Tai visų pirma, ką reikia mums rasti, aš pavadinau pirmo kvadrato kraštinę A, antro kvadrato kraštinę B, tai mums reikia išspręsti, kiek yra B padalinti iš A, vat koks bus čia skaičius, tiek ir žinosim, kiek kartų pirma kraštinė mažesnė už antrąją. Mums reikia atsiminti formulę, kaip skaičiuojamas plotas. Plotas skaičiuojamas S lygu A kvadrate arba antram kvadratui B kvadrate. Kadangi mes jau žinome visus skaičius, įrašykime juos. Tai reiškia mūsų A kvadrate lygu 2, o B kvadrate lygu 98. Reiškia A yra mūsų kvadratinė šaknis iš 2, o B kvadratinė šaknis iš 98. Dabar reikia išspręsti lygtį, nuo kurios pradėjome. Žinodami A ir B jau dabar galime įrašyti skaičius, tai kvadratinė šaknis iš 98 padalinta iš kvadratinės šaknies iš 2. Įveskime tai į bendrą kvadratinę šaknį, 98 padalinti iš 2. Rašome atsakymą, kvadratinė šaknis iš 49. Atsakymas 7. Puikus atsakymas, labai gražus, žinome kiek kartų. Pirmo kvadrato kraštinė yra mažesnė už antrą kvadratą kraštinę. Išspręskime antrą užduotį. Čia mes dirbame su skrituliais ir čia mums reikia apskaičiuoti spindulio ilgius tam, kad galėtume sužinoti, kiek pirmo skritulio spindulys yra didesnis už antrą skritulio spindulį. Tam aš pavadinau vieną spindulį R1, o antrą spindulį R2. Mums reikia apskaičiuoti, kiek yra R1 padalintas iš R2. Atsiminkime, kaip skaičiuojamas skritulio plotas. S lygu pi padauginti iš R kvadrate. R kvadrate tai mūsų R1 kvadrate ir R2 kvadrate. Pabandykime apskaičiuoti, kiek yra R abiems atvejams. Tai jeigu žinome, kad pi padauginti iš R1 kvadrate lygu 150 pi, pi ir pi galime užbraukti, lieka R1 kvadrate lygu 150, na ir logiška, kad R1 reiškia bus lygus kvadratiniai šakniai iš 150. Padarykime tai antram skrituliui, pi padauginti iš R2 kvadrate lygu 6pi. Pi ir pi galime užbraukti, R kvadrate lygu 6 ir R2 lygu kvadratinė šaknis iš 6. Nuostabu, turime atsakymus, todėl galime juos įrašyti. Tai 150 kvadratinė šaknyje padalinti iš 6 kvadratinė šaknyje, kad būtų lengviau, viską įvedu į bendrą kvadratinę šaknį. Na ir 150 padalinti iš 6 yra 25. Pažiūrėkite, koks nuostabus mūsų atsakymas.
Kaip jau sakiau, atsakymai turi būti nuostabus, gražus, nes matematika turi būti be streso. Sėkmės.